Įdomu, ką norėjo pasakyti Nailė. Prisiminęs vakarykštį pokalbį pagalvojo Ulfas. Kam tas slaptumas ir ko labiausiai dėrėtų bijoti? O juk yra ko. Ji pasakė, visai Ulfopotamijai gresia mirtinas pavojus. Vadinasi, miestui reikia gelbėtojo. O kas gali tai padaryti geriau už jį, garsųjį keliautoją ir pasaulio atradėją Ulfą? Kvepia naujais nuotykiais ir pavojais, žinoma. Apimtas pakilios nuotaikos šypsojosi berniukas. Po pamokų pirmiausia nulėksiu pas Nailę ir neatstosiu, kol visko neišklos. Pakilęs vėjas žėrė šūsnį lapų tiesiai į veidą. Ulfas vos nepaleido torto iš rankų. Tai būtų juoko, jei apsivoštų vidury tako. Visi kremai ir cukruotos gėlės virstų baisia mišrainė. Laimiai išlaikė pusiausvyrą. Tada atsitiko kai kas be galo keista. Vienas krūmų sujudėjo. Ne nuo vėjo gūsio ir ne dėl to, kad kažkas būtų slėpęsis už jo, o tarsi jis pats būtų atgijęs. Ulfas sustojo kaip įbestas, o širdis, nelyginant botagas, ėmė skaudžiai taižyti krūtinę. Sunkiai nugurkė seilės, berniukas apsidairė ieškodamas kito kelio, bet tam reikėjo grįžti nemažą galą kelio atgal. Gal būtų pavėlavęs į pamokas. Ir dar dorai neaišku dėl ko. Jei priešais būtų piktas šuo, tada tikrai reikėtų nešdintis iš čia, o dabar greičiausiai tik pasivaideno. Negi darysi lankstą vien dėl to, kad po vakarykščio pokalbio su Nailė išsišėlo fantazija. O kurmas vėl sujudėjo. Ulfas pašiurpo ir pajuto, kaip vidun stuburų kabarojasi gliti šaltapirštė baimė. Anksčiau šio krūmo niekada nepastebėjo. Gal neatkreipė dėmesio? O gal jų anksčiau net nebuvo? Gyvūnas, iškarpytas krūme, taip pat buvo nematytas nei knygose, nei paveiksluose. Kitoniškas ir keistas. Ulfas dvejojo, žengtelėjo žingsnį priekin ir ūmai išgirdo, kaip šis suurzgė. Tikrai suurzgė. O gal tik vėl pasirodė? Išpilta šalto prakaito, berniukas sustingo ir nebežinojo, ką daryti, grįžti atgal ar rizikuoti ir eiti tolyn. Visa laimė už nugaros išgirdo spiktelint Niklą ir Draką. Iš karto palengvėjo. Gimtadienio tortas, valio! Koks milžiniškas! Vienas per kitą rėkė jie. Prisikirsim, pilvai plyš. Jie triukšmingai prisivijo Ulfą ir šis lengviau atsiduso. Su draugų kompanija nebebuvo tai baisu eiti pro keistą į krūmą. Dabar jis atrodė kaip dygliapilvė medūza, kokių galėjai kisotis prisižiūrėti zoologijos sodo akvariumuose. Nieko keisto ir nematyto. Gaila, su mumis nėra Nailės, atsiduso Drakas, netitraukdamas akių nuo torto dėžės. Taip, su jie gimtadienį švęsti būtų kur kas įdomiau, pritarė Ulfas. Na jau, abejingai numojo Niklas. Žinau, kaip būtų, vėl imtų girtis, kur buvusi ir ką šaunaus nuveikusi, net nespėjus atidaryti torto dėžės. Nesu sutikęs didesnės pasipūtėlės. Oi, vėl tu savo, suirzo Ulfas. Pasidarei nepakenčiamas, atsitokėk. Aš čia matau tik vieną pasipūtėlį, žinai ką? Niklą, durų stiklą, linksmai sukikeno Drakas. Pamatęs svilinančias Niklo akis greitai užsičiaupė. Drakas, grindų lakas, Ulfas mulfas, atšovė šis ir rengėsi dar kažką sakyti, bet susilaikė. Su Nailė susitiksim iškart po pamokų, tarė Ulfas. Paliksiu jai patį didžiausią ir skaniausią torto gabalą. Niklas niekinamai sužaižaravo akimis, bet vėl nutilėjo. O kol draugai, svaidydamėsi spalvotomis lapų gniūžtimis, pasiekė mokyklą, Ulfas visai pamiršo savo būgštavimus. Mokykloje švęsti gimtadienį šaunu. Mokytojai būdavo atlaidesni,
Jei blogai išmokdavai pamoką, neparuošdavai namų darbų ar išdykaudavai daugiau nei įprastai, o ir klasės draugai tapdavo lipšnesni, kad gautų aišku gardesnį saldainį ar torto gabalą. Tai buvo ir šį kartą. Ulfas krėtė išdaigas vieną po kitos. Mokytojai pasakant naują pamoką, laidė popierinius lėktuvėlius į lentą, apačioje tarp suolų kojų pririšo siūlų ir visi pro jos eidami griūdavo ir pridarė begalę kitokių šunybių. Tačiau mokytojai tik santūriai šypsojosi ir nebarė. Argi nešaunu taip švęsti gimtadienį? Galiausiai per ilgąją pertrauką Ulfas ištraukė tortą. Padėjęs ant mokytojo stalo, lygiomis dalimis jį suraikė, pasiūlė visiems atsigaivinti sūla paslaptingojo atvykėlio fontano sirupu ir dar šalia padėjo didelį maišą saldainių. Su riešutais, karamelė, kokosų pienu, gardžiausių saldainių. Kimšo visi saldumynus neužsigerdami, o tada užkėlė sukaktuvininką ant kėdės ir gerai pamėtė į orą. Jam tereikėjo tvirtai laikytis, kad nenučiuoštų žemyn. Ak, tikrai, kad taip dabar čia ateitų Nailė, liūdnai mąstė Ulfas. Gimtadienis būtų kur kas linksmesnis. Todėl vos baigėsi pamokos, draugužys strimtgalviais nukūrė ten, kur žinodavo visada ją rasią – žirgynan. Ten Nailė šerdavo ristūnus, šukodavo jiems karčius ir ašutinės uodegas, o kartais gaudavo pajodinėti. Tai buvo tikra atgaiva mergytės širdžiai. Berniukai, klegėdami sugriuvo vidun, pavaišino žirgus cukraus gabaliukais, pasilabino su prižiūrėtoju Nilfunalu, tačiau Nailės nerado. Žirgų prižiūrėtojas sakė nematysios visą dieną. Ulfui širdį užgulė sunkulys, tačiau draugams išsiduoti nenorėjo. Iš ten nuskubėjo į kartografijos muziejų, kur buvo saugomi visi Ulfo patamiečių žemėlapiai, tačiau ir čia jos nerado. Ulfą persmelkė baisiai bloga nuojauta. Kur ji? Gal išlėkė su žirgu pasirstyti po upę, sukikeno Niklas, nekreipdamas dėmesio į piktą Ulfo žvilgsnį. Girdėjau, jūrų princesėms tai mėgstamiausias užsiėmimas. Tik reikia nepamiršti irklų. Negi paplūdimyje. Betgi žvarboka, nušals kojas, jaudinosi drakas. Turime ją rasti žūtbūt, galų gale kietai tarė Ulfas ir visi draugai sužiūro į jį. Gali būti, kad nuo to priklauso viso miesto likimas. Draugužiai tik žioptelėjo, sutrikę ir nieko daugiau nebesakė. Jie išmaišė skersai išilgai visą miestą, nusitrenkė iki slaptavičių priešais obelų giraitę ir Ulfopotamo išlaužos, tačiau ne vienas sutiktas žmogus nebuvo jos tądien matęs. Nerado jos ir Ulfo namuose, ir apleistame name gatvės gale nesimatė jokių gyvybės ženklų. Nerado ir paplūdimyje ar cukrinių paveikslų galerijoje. Nailė dingo be pėdsakų ir tada Ulfui iš siaubo galutinai užkando žadą. Geriausiai draugystė išbando, kartu patirti pavojai. Kaip draugai sprendžia kilusias bėdas, parodo, kokie jie yra iš tikrųjų. Savanaudžiai ar pasirengę padėti. O bendras tikslas visada suvienyje. Ir čia Ulfas buvo neperkalbamas. Nesvarbu, kas nutiktų, draugų išduoti nevalia. Žūtbūt turi rasti Nailę. Kas žino, gal jai mirtinai reikia mūsų pagalbos. Taigi, apleistoje žaidimo aikštelėje, prie senų surūdijusių supynių, draugužiai susirado atokesnę vietelę ir sukišę galvas, kad neišgirstų kokia svetima ausis, ėmė tartis. Ar galime būti tikri, kad ji dingo? Gal šiaip nieko nesakė, nes buvo sunku atsisveikinti, o pati pro Ulfopotamo išlaužą ir grįžo namo, spėliojo Niklas. Netikiu, kad tai pasielgtų, urtė galvą Ulfas, tik jau ne ji, kad neatsisveikintųsi išeitų. O gal šį kartą viskas kitaip? Antirno drakas, valydamas nuo striukės vėjo nešamus lapus. Gal taip pasilgo žirgo, kad puolė jo ieškoti pamiršusi apie mus? Mano tėtis taip elgėsi nerasdamas televizoriaus pultelio. Daugiau apie nieką nenori girdėti.
Ne, bičiuliai, neįtikinsit, ji netokia. Bet to vakar parke elgėsi pasiutusiai keistai ir sakėsi kažko bijanti. Suprantat, tai visiškai nesąmonė, ji visada stoja į kovą, o nedreba iš baimės. Juste juntu, kad atsitiko kažkas baisiai negero, susijaudinęs kalbėjo Ulfas. Oho, nori pasakyti, kad ją kažkas pagrobė? Niklas išpūtė akis. Bijau, kad taip. Bet kas? Kodėl? Skėstelėjo rankomis Drakas. Nežinau, tačiau kaip tik tą ir reikėtų mums išsiaiškinti. Nu taip, bet kaip? Jei tai iš tiesų pagrobimas, Nailė turėjo palikti kokį ženklą, kad žinotume, kur jos ieškoti, susimąstė tarė Ulfas. Gerai ją pažįstu, net gresiant mirtinam pavojui, ji nepamirštų tuo pasirūpinti. Puiku, tarkim, tą pasipūtėlę kažkas tikrai sučiupo. Niklas pasikasė viršugalvį. Bet net jei tai tiesa, kur ieškoti ženklo, juk Nailė galėjo pagrobti bet kur, mieste daugybė tamsių skersgatvių ir užkaborių, kur lengva užklupti iš pasalų. Siūlai dar kartą iškrėsti visą miestą? Taip, privalome, pašoko ant kojų Ulfas. Na, tada geriau tegul paslaptingasis atvykėlis, apsirišęs blauzdą savo barzdą, švysteli mane į debesis. Ką dar nepakankamai prisilakstėm? Mieliau sukirščiau dar vieną tortą. Purptelėjo nepatenkintas Niklas. Nebūk godus, tortai palauks. Nežinau, vis dar abejojo Niklas. O kas, jeigu tu klysti? Ir jis nepaliko jokio perspėjimo. Tiesiog nespėjo. Ko tada ieškoti? Bet kokių keistų užuominų. Ne vietoje paliktų daiktų ir panašiai, susimąstė Ulfas. Iškratykime miestą iki paskutinio plytgalio. Jei nieko nerasim, aš pasiduosiu. Turim sužinoti, kur jį dingo, ryžtingai pareiškė. Jei pateko į bėdą, negalėsiu užmigti, kol neišsiaiškinsiu, kas nutiko. Ji mane ne kartą nelaimėje padėjo. Sukirtę rankomis draugužiai išsiskirstė ir vėl puolė ieškoti pradingėlės. Vakare pažadėjo susitikti ir viską aptarti. Ulfas visai pamiršo apie gimimo dienos šventę namie, kur jo jau laukė tėvai ir būrys dėdžių bei tetų. Drakas apsiėmė ieškoti didžiąją aikštę ir tai buvo tikrai nemenkas uždavinys. Čia begalė šešėliuose skendinčių užkampių, nuošalių vietelių, rūsių, landų ir slėptuvių. Niklas dar kartą patraukė užmiestin, o Ulfas nutarė paieškoti Nailės pėdsakų namie. Nesinorėjo knistis po jam nepriklausančius daiktus, bet nebuvo kitos išeities. Manė įsmuksęs į namus tyliai, bet vos peržengęs slenkstį pasitiko kurtinantis švilpimas, sveikinimo šūksniai ir fotoaparatų blykstės. Kas čia dedasi? Sutriko jis. Nu tu tikras užuomarša. Nagi švenčiam tavo gimtadienį, mielasis, nusišypsojo mama. Norėjom padaryti staigmeną. Tikrai padarėt, linktelėjo Ulfas. Taip, sūnau, pritarė tėtis. Žinom, kaip norėjau užaugti greičiau už bendramžius, gal todėl šiemet taip išstipai? Oi, bijau netrukus mane pralenksi. Susigraudino ir slėpdama susijaudinimo, nusisukęs į mamą, nusivalė nosinę ūmai aprasojusius akinių stiklus. Kurgi nedaug betrūksta, pritarė Ulfas, nekatraudamas smukti Nailės kambarį, bet suprato, greitai nepavyks. Giminaičiai tai būtų palaikę įžeidimų, dėl teko susitaikyti su perdėtai lipšniais glebeščiavimais, kilnojimais, rankų paspaudimais ir pastabomis, kad niekas nepastebėti nespėjo, kaip berniukas užaugo. Taigi teko būti su visais. Kurkšnoti limonadą, valgyti sausaininius grybukus, atsilaužti šakočio, sukirsti gabalą cukriniais žiedais išpuošto torto ir santūriai šypsantis klausytis pagyrų bei sveikinimų. Tik po geros valandėlės nutaikęs progą, kai visi
iš gužėjų į sodą, Ulfas išsmuko iš svetainės. Pravėręs Nailės kambario duris, pasijuto nejaukiai. Pasistengė tą jausmą greitai nuvyti šalin. Daiktų buvo likę nedaug. Dalį būtiniausių jį pasiėmė su savimi. Kiti liko čia. Norėjo išmesti, bet Ulfas neleido. Darydamasis per petį, ar niekas nesekė, peržvelgė juos. Krepšį, kuriame mergytė laikydavo maistą ir drabužius, žemėlapių dėtuvė, dovanota miesto mero niekučių ir suvenyrų prigrūstus stalčius. Tačiau nieko, kas galėtų duoti nors menkiausią užuominą, neaptiko. Liko viena galimybė – apleistas namas. Ulfą išmušė šaltas prakaitas. Net šviesiausią dieną su bičiulių kompanija buvo baisu ten lysti, tačiau šįkart aplinkybės vertė spjauti savo baimės. Na ir įsivėliau, tarė savo apgailestaudamas, bet tuoj susizgribo, kad pasaulio atradėjų būgštauti nedėra, todėl sugniaužė kumščius ir patraukė apleistojo namo link. Šis stovėjo pasviręs ant šono, lyg murina snaudžianti miegapelė ir žiūrėjo iš padelbų savo juodais langais. Nežinia, kodėl Nailei pastaruoju metu čia patiko labiau nei patogiuose, švariuose namuose. Gal todėl, kad buvo įpratusi gyventi asketišką atsiskyrėlės gyvenimą. O gal jai reikėjo daugiau erdvės, kas žino. Tačiau Ulfo čia nė su pagaliu niekas nebūtų atgynęs gyventi. Užlipęs 3 aplūžusiamis pakopomis į verandą, virstelėjo duris ir šios garsiai girgždėdamos atsidarė. Sukaupęs drąsą, Ulfas šmurkštelėjo vidun ir akimirkai ją apgubė juodutėlė tamsa. Buvo kalbama, kad anksčiau čia gyvenusi sena žolininkė turėjo stebuklingų žolelių, jos tėvų pargabentų iš gauruotojo banginio jūros. Niekas, žinoma, to netikėjo, tačiau žolininkės antpilai, tepalai ir vaistai tikrai buvo verdami ne iš vietinių žolių, nes turėjo nebūdingų Ulfopotamijos florai magiškų gydomųjų savybių. Moteris tikino, kad jos tėvai jų priskynė tiesiog jūros dugne, o tada išdžiovinę ir subėrė stiklinius indus parsigabeno namo. Tačiau kasgi gali lyg niekur nieko vaikštinėti jūros dugnu? Gal tolimi Nailės giminaičiai ir galėjo, bet tik ne žmonės. Išties juokingi pramanai. Akimirką Ulfas įsivaizdavo, jog senučiukės šmėkla išlindus iš šoninės spintos ims jį barti ir vyti lauk, bet nieko panašaus nenutiko. Senais, tratančiais laiptais užkopė iki 2 aukšto, kur mergytė įsirengė kambarį. Nailė buvo įsikūrusi kukliai, ant grindų mėtėsi kelios rankomis išsiuvinėtos pagalvės, sienos buvo išpieštos milžiniškai žemėlapiais, beje grindys taip pat. Šiaip Nailė buvo tvarkinga, nepamišusi kaip drakas, bet nebejotinai mėgstanti, kad kiekvienas daiktas turėtų savo vietą. Už tai buvo keista, kad kambarys atrodė lyg praslinkus kokiai stichijai. Ant grindų mėtėsi žemėlapiai, kiti daiktai, knygos sukrautos į didžiausius stirtas. Ulfui tai pasidarė įtartina. Gyvendama Ulfo tėvų namuose, ji niekada nebuvo taip siaubingai apsikniaubusi kambario, o gal būtent dėl to ir norėjo išsikraustyti, pavargo nuo tvarkos. Garbingiausioje vietoje ant masyvaus raudonmedžio stalo stovėjo daili žirgo statulėlė. Apsiaustas, numestas už krūvos skėčių, trūko tik Nailės lankų ir kardo. Aha, įdomu. Visą vasarą mergytė jo nebuvo nepalietusi. Kasgi eisi paplūdimi ar teniso aikštyną prie šono neždamasis kardą. Pagalvojęs apie tai, Ulfas šyptelėjo. Šalia žilgo statulėlės visas šūsnis dailiai Nailės primargintų lapų. Vienas tuščias, greta prakastas obuolys, tai viskas. Keista, pamanė Ulfas. Nailė klaikiai nemėgsto obuolių. Tikriausiai jai visai susisuko galva. Tada
permetė akimis popierius. Juose buvo rašoma apie tūžmingose, neperplaukiamose jūrose anksčiau gyvenusių tautelių gyvenimą, buitį ir legendas. Visos istorijos labiausiai priminė pasakas, nei tikrus nutikimus, tačiau Nailė kai kurias eilutes buvo pasibraugusi ryškiai raudonai. Gūžtelėjęs, Ulfas pasidairė po kambarį. Spintoje rado senų apibrizgusių drabužių, greičiausiai jie priklausė senai žolininkai. Pakėlė žirgo statulėlę, vildamasis rasti prispaustą raštelį su greitosiomis išraitytais žodžiais: gelbėkit, mane pagrobė. Bet ten tebuvo sluoksnis dulkių. Ulfas suraukė nosį. Iš kur tas degėsių kvapas? Sumurmėjo jis. Gal ji viduje mėgino susikurti laužą? Geriau atidarysiu langą. Atvėrė, pasidairė po sodą, o tada pastebėjo ant palangės tamsią žymę, tarsi kas netyčia būtų atsirėmęs krūvele įkaitintų lituoklių. Gal jį čia raganavo, šyptelėjo Ulfas. Keista, be galo keista. Tada užkapė palėpen, ten dulėjo vien niekam nereikalingi rakandai, todėl nusivylęs vėl nulipo apačion. Nieko nebus, pamanė jis. Matyt, nepaliko jokios žinutės. Paprasčiausiai nespėjo, o gal ir nenorėjo palikti. Apsimetė išsigandusi, kad daugiau nereikėtų rodytis akise. Tikriausiai bičiuliai teisūs. Ja užgraužė namų ilgesys ir nieko nesakiusi patraukė į stepes. Nu, kas jau kas, bet Nailė tikrai nemėgsta ašaringų atsisveikinimų. Ir tik išėjus laukan, Ulfui staiga galvoje žybtelėjo mintis. Obuolys. Prakastas obuolys. Koksgi aš vis dėlto avigalvis, taigi yra ženklas, ne raštelis, o obuolys. Kai patenki į rimtą bėdą, raityti perspėjimo eilučių nelieka laiko, juk Nailė jo niekada nebūtų atsikandusi šiaip sau. Jau greičiau būtų įsikišusi galvą į vapsvų lizdą, nei valgiusi obuolį. Nuo jų jai darydavosi negera. Bet kągi jis gali reikšti? Ulfas paniuro. Galvok, pasaulio atradėjau, galvok, ei, nagi žinome, obelų giraitė. Pašoko ir patenkinta savo įžvalgomis pasileido atgal. Tekinas užlėkė į antrą aukštą ir puolė nuodugniau skaityti primargintus lapus bei dairytis į žemėlapius ant sienos. Netgi paragavo obuolio tikėdamasis, kad tai padės ką nors suprasti. O tada, visai netyčia, atsistojo prie stalo taip, kaip tikriausiai prie jo paskutinį kartą stovėjo Nailė. Išgąsdintas saulės spindulys nusidrėskė tiesiai iki Ulfo batų galo ir primerkęs berniukas kažką pamatė. Patraukė koją ir parklupęs gerai įsižiūrėjo į nuo laiko patamsėjusias grindlentes. Ant jų buvo kažkas išraižyta. Nailė tikrai paliko žinią. Berniukas stalčiai susirado lūpą ir gerai įsižiūrėjo. Tai buvo panašu į kreivą apskritimą, perpjautą pusiau, o už jo puikavosi stačiakampis. Ką tai galėtų reikšti? Suraukė kaktą Ulfas. Kad mane kanapotų į šarką sulestų, visada sunkiai sekėsi myslėmis. Jis prisėdo prie stalo ir susiėmė galvą rankomis. Mąstyk, žveržuvių tramdytojų, mąstyk, arba galėsi susitarkuoti savo medalį su morkomis ir suvalgyti. Kiek jis te vertas? Pyktelėjo Ulfas, trenkė kumščiu į stalą ir neišlaikęs obuolys apvirto ant šono, sukniaubdamas ant šalia gulinčio lapo. Ulfas liūdnai pažiūrėjo į prakastą obuolį ir barbeno stalą kraštą pirštais. Prisiekiu paslaptinguoju atvykėliu, pats suplėšiusi į skuteliaus garbės raštą, kurį gavau iš mero. Aš jo nevertas. Galvok. Ir tada pastebėjo, kad po obuoliu ant popieriaus lapo kažkas ima ryškėti lyg raidės. Širdis
sugaudė lik liftas pasileidęs žemyn nutrūkus lynui. Slaptas rašalas, reaguojantis į rūgštį. Kad tave kur? Tai slapukė. Nudžiugęs pliaukštelėjo delnais Ulfas. Va, ką reiškia tas pusiau perbrauktas apskritimas ir stačiakampis už jo. Tereikėjo ant popieriaus lapo užlašinti šiek tiek obuolių rūgšties. Nailė, tu tikra šaunuolė. Jis pabandė išvarvinti iš obuolio daugiau sulčių. Sekėsi sunkiai, bet to pakako, nes netrukus išryškėjo dalis užrašo. Seku išdaviko pėdomis. Regis jau žinau, kas jis. Ryt susitiksiu su Ulfu ir viską jam išklosiu. Paslaptingasis atvykėlį, sergėk šį miestą, nes... Toliau buvo neįmanomai skaityti. Apimtas jaudulio, jis ištrynė visą popieriaus lapą obuoliu ir laukė, kas bus. Tuo be abejo jį pasirūpino iš anksto, žinoma, negi atsitikus bėdai rašys laišką slaptų rašalų, pamanė Ulfas ir vėl pažvelgė į popieriaus lapą. Be to, perskaitytų sakinių, visa kita buvo susilieję į vientisą nesuprantamų simbolių jūrą. Tik lapo pačioje dar negrabiai buvo pakeverzota JSRP MSU. Ulfas suviniojo lapą į rytinį ir įsikišo į vidinę kišenę. Išdavikas. Krūptelėjo berniukas ir baugiai apsidairė. Ulfopotamijoje? Kas būtų galėjęs pagalvoti, kad tau stebuklingą barzdą suželtų niekšę, pyktelėjo. Įdomu, kas jis. Nailė tikriausiai jau žino, bet ūmai dingo pati. Ir prie to savo murglinus pirštus prikišo išdavikas. Braudamasis pro išvirtusius žemėlapius mąstė Ulfas. Ei, supratau. Staiga džiaugsmingai pašoko. Čia parašyta, jis tarp mūsų. Tegul sumindo mana leopardinė dyglianugarė kardžuvė, jei esu neteisus. Šūktelėjo patenkintas. Būtinai reikia apie tai papasakoti Niklui ir Drakui. Ir čia pat stabtelėjo. Tik ką reiškia tas tarp mūsų? Ką Nailė turėjo galvoje? Ufopotamija ar mūsų nedidelė draugija? Nu gerai, nesvarbu, dabar tik pirmin. Tai yra atgal pas draugus. Jis galvotrukčiais išlėkė laukan ir čia pat persigindė sustingo. Priešais namą stūksojo dyglę pilvę medūzą primenantis krūmas. Prieblandoje jo pavidalas dar labiau gąsdino ir varė siaubą. Kaip jis čia atsidūrė? Suvirpėjo Ulfas darydamasis pagalbos, tačiau šį kartą aplink nesimatė nei vieno žmogaus. Nu ką, nieko nebus, teks pasikliauti savimi. Tvirtai nusprendė Ulfas, suskaičiavo iki 10, giliai įkvėpė ir 1, 2. Taip paraitė kojas, kad pats vėjas nebūtų jo pavijęs. Kažkas už nugaros sustūgo piktu gomuriniu balsu. Visai kaip vakar parke, bet berniukas nesidairydamas skuodė kiek įkabindamas per visą miestą. Tik pasiekęs sutartą vietą, uždusęs pagaliau sustojo ir išdrįso atsisukti. Už nugaros nebuvo nė gyvos dvasios. Laikydamasis už geliančio šono, jis nužingsniavo prie supynių ir aptiko ten jau jo laukiančius draugus. Kur tu taip ilgai buvai? Šūktelėjo abu su palengvėjimu. Manim ir tau teks skelbti paiešką. Nurimkit, vyručiai, viskas gerai, atsiliepė jis. Mums nepavyko, liūdnai nukragino galvas draugai. Neaptikom jokių pėdsakų. Nieko tokio, už tai aš turiu gerų naujienų. Pamerkė akį Ulfas. Nailė tikrai negrįžo į stepes ir mūsų neužmiršo. Greičiau patraukė į tikruosius savo namus. Tužmingas, neperplaukiamas jūras.
o kad ją ten rastume, pirmiausia teks pereiti obelų giraitę. Bičiuliai susižvalgė ir sulaikė kvapą, sužiūro į Ulfo rankose atsineštą prakastą obuolį.